Tai sveikučiai visi, atvažiavau į vietą, į sklypą, kur realiai per šitus dingimo metus dar čia darbavausi, tai gavosi ir bute remontai, ir statybos, kadangi neblogai vietai gavosi, tiksliau kur norėjom, radom sklypą įsigyti, aplinkui nėra kaimynų, ramu ir nusprendėm pastatyti mes pirtelę. Jinai mums gavosi apie 75 kvadratus ir pirtelė su sėdimom vietom, žodžiu, šone, su miegamom vietom bus ir panašiai. Tai jo, pernai metais pasidarėm pamatus. Pamatus irgi viską dariau su tėvu vienas. Vėlgi kanalizacija, kabeliai, viskas išvedžioti vėl savo rankom, tik tavo mūrininkus įleidau prieš savaitę. Kadangi jau mūryt nemoku, tai neeksperimentuosim ant sienų, bet bent jau pagyrė, kad pamatas, kas darė, tai labai gerai padarytas. Tai kai pirmą kartą galvojau, kad nebūtų blogai padarytas, kai ateis mūrinti ir sakys blogai. Tai va, laukiau, lyjo truputėlį, tai atrodysiu, čia pas mane molės, tai va dabar važiuosiu pro šoną, mačiau kasinėję vėl žvyrkelį, darysiu dar vieną naują kelią šalia, tai pabandysiu gaudyti pigiau žvyro, kad užsivežtų, užsipiltą molį. Prasilyginčiai ir kad neklimptų, nes kai palyja, tai čia klimpsta viskas. O kai nelyja, tai akmuo, ekskavatorius bandė, kas tai piestų stojasi, nu žiauriai. Tai einu truputėlį, įjungsiu kamerą, baltais kedais kiek praeisim, tiek parodysiu. Daug nėra, dėžutė dar tik tai, bet truputėlį galėsiu parodyti. Tai va, išlipam iš mašinytės. Kaip pasakojau, čia įvažiavimas, aišku, ten stovės aikštelė, bus mašinom kokiom 5-4 bent, nes kadangi čia nebaliams namas daromas, o pirtelė, tai 4 porom drąsiai tilps. Tai va, turim ir smėliuko. Ir va čia taip va būna. O kai būna saulė, tai čia būna akmuo. Tai ką išvažinėja, po to tokie greviai būna. Nu, tokiais buzais išvažiuoja taškais į pato, tai va ką mes turim, truputėlį papasako, čia ir bala su baltais kedais, tai labai smagiai. Va kad užmatė, tai pernai kaip pylėm pamatus, liko kriaušiai cemento, to betono, sako, kur pilt, tai kadangi neturėjau kur pilt, sakau, varykit čia, tai dar, žinokit, dar kubas išsipylė čia. Tai, nu ką, suskaldys ir po to papils ant kelio. O dabar turim tokį variantą. Sklype elektra jau atvesta. Sklype elektra gavosi 260 metrų man vest. Tai ten įmonė viena yra, tai nuo jos vedė, nes ten pastotė, tai 260 metrų man buvo paskaičiuota 200 metrų jo ir kainelė 17 000. Tai kainelė 17 000, bet tada man kažkaip nereikėjo, neskubėjau. Tai sako, luktelt porą mėnesių, man atrodo, kažkoks įstatymas keičiasi, kažkas tai tokio. Sakau, gerai, čia nuo balandžio 1 pernai metų aš paskambinu vėl. Buvau gal čia melagių dieną, bus kažko, žinai, pajokavo darbuotojas. Sako, okei, tai paskaičiuojam dabar, tai gaunasi 3,5 tūkstančio. Sakau, tai kaip čia taip gavosi, mano 17 000 iki 3,5. Nu va, sako, dabar jau nebe už metrus skaičiuojam, o yra kaina už reikiamą kilovatą į pastotę tau, kad atvestų. Tai va, čia laimėjau šitoj vietoj labai, neprašokau, sutaupiau. Tai galėjau sau leist daugiau atsivežti žemė ir panašiai, nes realiai čia va už manęs, kur va mašina, įvažiuoju, va čia va visas šitas va, krūmai ir beržas, o ten tas, čia yra pelkė, nu, vandens yra ten man kažkur gal iki kaklo. Tai ta pelkė priklauso irgi vienam žmogui, bet tai jo nieko daryti negalima, liestis negalima ir panašiai. Tai va, o žemė gaunasi dar mano čia eina į tą kalną, kur va beržas, jo tas beržas, tenai ant kalno ir leidžiasi vėl čia, kur irgi vėl kažkokia mažytė pelkytė ten yra už ir panašiai. Tai
Tai va, nu, o čia irgi įvažiavimas, čia planuojama gražų įvažiavimus įsidėti. Mes jį planuojam daryti į itališkus stiliaus. Daugiau nesiplėsiu, bet po to parodysiu, kaip visai eiga vyks. Tiek kontribekami mesiu ir panašiai, visko labai atskleisti irgi negaliu. Tai va, realiai tiek. Planuojam padaryti itališkus stiliaus. Truputėlį atpeisiu, dar parodysiu iš čia, iš vidaus. Tai taip, planavom. Vakar tiksliau dėjom saramas, vadinamas šitas, kur virš duris, čia bus 2 duris. Ir čia kaip vadinasi, selionas, vadinasi, sėdimos vietos, kur svetainė, ne? Čia svetainės vitrina bus. O čia mūsų didžioji 4 metrų vitrina. Gal iš čia parodysiu labiau, užeisiu į svečius. Jo, tai va čia va didžioji 4 metrų vitrina, tai realiai čia galima bus sėdėti, per vitriną išeiti ir dar aplinkui namą, L shape, jo L formos bus terasa 3 metrų, tai tokia atsidarai tiesiai į terasą. Čia langelis, tai tiesiog pirteliai, tai visas vaizdas yra labai paprastas. Jeigu mes ateinam per čia žiūrint, čia bus siena, čia bus laiptai į viršų, miegamos vietos, vienos duris čia, tai 3 ant 3 metrų bus pirtelė, čia jos langelis bus, tada dušas ir tualetas. Viskas vienoje vietoje ir čia tada bus sėdima vieta, kad gražiai galima būtų ateiti, persirengti, nori į tualetą, į dušą ir sienelę, aišku, į pirtelę. Ir tiesiai čia eit, kad nereiktų vaikščioti per saloną šlapiem ir panašiai nesimaišyti. Taip, ir čia išėjus, kur terasa 3 metrų, dar kubilas bus terasai. Tai va, išėjai iš pirties, į dušiuką nori tiesiai į kubilą ir po to terasėlė, tik jeigu nori dar ant plavkių, ant maudimukų, dar galima ten gale dar bus didelis stalas ir panašiai dar ir terasa. Tai va. O jeigu persirengi ir nori eiti jau pasėdėti jau į vidų, jeigu galbūt oras negeras, tai va čia dar durelės bus, duris, perėti tiesiog tiesiai čia. Bet jo, pagrindinė buvo planas padaryti taip, kad išėjai iš pirties, dušas, stūlikas ir tiesiai į kubilą, pasimurgdai, nori grįžai, persirengiai, eini čia, jeigu nenori, geras oras, varai tenai. Tai va, tai čia va tada tos duris į bendrą, čia tiesiog terasinės duris, jos langas nesivartys ir visos beje duris pas mus ir viskas bus su tais tokiais dekoratyviniais, kur langas ir viduje būna dar kvadratėliai. Tai va irgi galvos skausmas, dabar ieškome skurų pagal geriausią kainą ir panašiai. Čia ant bairio dar pasodinom rudenį eglučių, kurių nesimato dabar. Tai taip į kalną jos ir eina, ta juosta tenai ir nueina. Tai sauks, nesauks, žiūrėsim, matysim. Tai va dar liko taip, planavom vežtis 3 mašinas blokelių. Gavosi, atvežė 9 paletės ir iš 9 palečių va sudėjom tai, ką turim. Ir dar realiai liko pasikelt, kadangi dabar jis monolitinis žiedas dar aplinkui ir dar liko pasikelt nuo 2 aukštui pradinio ten 2 ar 3 blokeliais apeit ratą. Tai čia žiauriai realiai gerai ir po to ką reikės, matau, gal kokias dar 2 max paletės dasipirkt, kad trikampį tą padaryti prieš stogą ir viskas. Nežinau, kiek šiemet spėsiu, kiek spėsiu, nežinau, bet stengsimės spėti max. Bet aišku, eilės visur, darbuotojai, dar kažkas ir panašiai. Beje, santechnika, kabeliai, vėl viskas daryta pačių. Tai yra mano ir tėvo. Tai, kaip visada, ir po to nespėjai, dėl to ir į streamus nešoku, nes dar kambarį irgi nepasiruošęs, tai nieko. Bet va šiandien, kai filmuoju, tai šiandien ir planavau šokti. Tai va, kelias naujas irgi eina, čia bus gražus įvažiavimas, stovės didelės tokios itališkos kaip tujos, čia planas su spalvotom gėlėm, krūmeliais. Ir va čia atvažiavus, iškart mašinės palei šoną galės pastatyti ir viskas turėtų būti realiai grįsta akmenais iki aikštelės. O po to tiesiog pievutėje bus takelis išdėtas kažkokiais vėlgi akmenais ar kažkuo, kad patogu vaikščiot būtų. Ir taip, tai va, toks dalykas, va ir pamatas. Pamatą dariausi tai iš formų. Čia yra
kaip jūros puta, kažkas tokio, nežinau kaip tiksliai vadinasi, kad šildyti iškart nereikėtų. Tai statėmės, pjaustėmės, dėjomės ją. Prikolų čia irgi buvo, atvažiavom, pradėjom matuotis, jau vos nedėliotis. Tada užsuko pažįstamas irgi nuo statybų, sako, tai jūs čia jau, sako, jau atsigaudėt aukščius tipo, kuriam aukštį turi būti jūsų pamatas, kas tas yra, sako, blemba, nu tai sako, pažiūrėk projektą. Pasikeliu projektą, blemba, ten yra nulinės, ten tos amplitudės, dar kažkas, kur reikia atvažiuoti su lazeriu, nuimti, kuriam gylį. Tai dieve, atvažiavo po to su lazeriu, sakau, čia matavo, tai dar turėjom kviesti ekskavatorių, kad nukastų mums beveik 80 cm giliau viską. Nu, žodžiu, prikolų, tai dabar ekspertas esu, jeigu ko reikia, kažkokių pagalbų, patarimų, nu, plius minus, nesu statybininkas, bet jau kiek perėjau, jau galiu daugam patart, ko reikia, tai tikrai patarsiu, kadangi kaip nepatart, kaip pats ieškau ir irgi nėra labai pas ką pasitarti, va, skambinėjai, pažįstamus kažkas, kur kažką darė, kažką dar. Tai ta informacija labai gelbėja, nes internete, kur paklausi, kokiose Facebooko grupėse, kur stato, tai ten dieve mano. Ten tokių komentarų, vieni tu durnas, taip nedarykitas, kaip tik taip darykite, trečias dar savo idėją duoda. O man reikia taip, kaip aš suplanavęs, tik man pasakykit, kaip gerai padaryti, nes vieni tenai pilis stato, kiti dar kažką pagal save. Tai va, tai toks dalykas, va tuo ir siekiau dabar. Tai gavosi būto dar remontas, vėlgi kaip savo rankom, čia savo rankom. Tai viskas labai tęsiasi ir to laiko ir jėgų net nėra kažką daryti. Bet grįžtam ir tiesioginės transliacijas, tai welcome prisijungti. Subscribinkit YouTube'o, būtinai nepamirškit pasubscribinti YouTube'o ir palaikyti ir po biškį grįžtam ir kuriam toliau kontentą. Nu, valyti vėl pradėjo. Važiuoju, vėl bičiuką pagaudysiu, pabandysiu čia ant kelio. Nes sakė, kažkur pavažiavęs, man reikia būtinai dar žvyro. Nes žvyrą pirkti yra irgi nepigu, o kai kasa vašonė tvarko kelius, tai labai gerai galima suderinti, kadangi jie čia prie pat vis tiek kažkur veža iš parduoto, jiems kaip šalia, tai jiems labai gerai. Tik prikasė, tau tiesiai iškart išpila ir labai gera kaina. Tai va, viskas, likiu ir trumpai šitą epizodą ir pabaigsiu. Nepamirškit pasubscribint. Jeigu kyla klausimų, klauskit komentaruose, pasistengsiu viską atsakyti.